Kuomet kuriame stiprų įvaizdį LinkedIn, taip pat reikia nepamiršti, kad kiekvienas iš mūsų sprendimų, ar tai būtų susijęs su turiniu, vis tiek gali ir kartais turi būti pagrįstas duomenimis. Ir duomenų mes turime šiuo atveju labai daug pačioje LinkedIn platformoje, tai dabar labai trumpai apie tai, ką reikėtų žinoti ir jums. Išlaikykite aktualų pažinčių ratą. Tai labai rekomenduotina, jog karts nuo karto pravalytumėte savo pažinčių ratą ir tai padės tikrai išlaikyti aktualią auditoriją ir rūpinti savo asmeniniu įvaizdžiu, nes jeigu turime daug pažinčių, kurios tik tai skaito, bet neįsitraukia į mūsų turinį ir yra visiškai iš kitų industrijų, tai iš tikrųjų muša mūsų įsitraukimą ir matomumą. Ir iš savo pažinčių rato ištrinkite asmenis, kurie netitinkamai elgiasi LinkedIn platformoje, tai jeigu pamatote kažkokių tai žmonių, kurie neadekvačiai galbūt elgiasi, drąsiai siūlau juos išmesti, kad ir kaip tai skaudžiai skamba iš savo pažinčių rato ir tiesiog turėti tą turinį ir tuos žmonės, kurie moka tvarkingai elgtis šioje platformoje. Tada taip pat siūlau pabandyti A/B testus. Tai yra tokie testai, kuomet jūs testuojate savo turinį. Ir ką jūs galite padaryti, tai pavyzdžiui, paskelbti vieną įrašą apie renginį kaip galerijos tipą, po to kitą kartą, jeigu turėjot renginį, paskelbti kaip dokumentą, kitą kartą kaip tiesiog tekstą ir taip toliau. Taip, tai bandyti tiesiog pamatyti, kas veikia geriausiai, koks turinys ir išsigryninti, kas veikia jūsų auditorijai ir tai tiesiog padės jūsų strategijai, nes kiekvienas įrašas turės peržiūrų skaičių, laikų, komentarų ir matysite, kas jums veikia, o kas vis dėlto galbūt nelabai. Įtraukite auditoriją. Dar vienas patarimas, tai po pažinčių rato korekcijų didinkite įsitraukimą, skeldami apklausas, būtent pasiteiraudami nuomonės. Ir kas yra labai svarbu apie apklausas, tai būtinai, kai jas darote, pabandykite, kad jūsų klausimas ir atsakymai būtų kuo paprastesni. Tai, kad nereiktų žmogui skirti 3 sekundės, kad paskaitytų patį klausimą, bet kad jau ir klausimą ir atsakymus greit paskenavus, galėtų žmogus prabalsuoti, nes jeigu jau labai ilgas klausimas, tai žmonės dažniausiai ir nebalsuoja. Taip pat, kuo labiau bendrinis klausimas, kuo didesnė auditorija gali atsakyti, tuo daugiau atsakymų, kuo labiau specifinis, sakykime, kuo labiau techninis jūsų klausimas, tuo mažiau atsakymų jūs turėsite.